Negaliu pasakyti, nesusidūręs. Kažkokia sąnarių liga, tai susijusi, tai sąnarių liga. Kažką esu girdėjusi, bet labai nedaug. Ne. Žinoma, nekomfortiška. Tai čia ir motorikos gali būti problemų. Tikrai nepatogu žmogui turi būti. Čia žmogui ir judėti yra sunku, iš esmės, nes tai visus sąnarius liečia. Rašyti be abejo, tai būtų neįmanoma rašyti. Jeigu jau tikrai liga būtų toli pažengusi, aš galvoju, kad tai būtų sunku gal ir pradėti vaikščioti. Kieta, keista, nepatogu. Labai didelis diskomfortas ir apribojimas kasdienių darbų veikloje tikriausiai būtų vienas iš jų paprasčiausias rašymas. Sunku lenkti pirštus, nejaučiu pats savo pirštų, bet juos galiu judinti. Keistas pojūtis. Visų pirma, apsirengti, užsirišti batus, taip pat ir, nežinau, turbūt parašyti. Nelabai patogu. Norėčiau, kad taip nebūtų. Aš nežinau, man sunku apie tai galvoti. Tiesą pasakius, apskritai, aš galvoju, kad jauni žmonės ir mano amžiaus žmonės nelabai mąsto apie ligas ir nelabai nori apie jas mąstyti, o tikriausiai tas informacijos stygius ir nenoras apie tai mąstyti ir priveda galiausiai prie to, kad tos ligos kažkokios atsiranda. Paprasčiausiai parašysiu žodį mama, labai geras žodis. Jaučiuosi kaip pirmokas, žinokit, kuris rašo pirmas raidės. Labai nepatogu ir labai sunku. Labai sunku. Nepatogu. Šiaip aš turiu nepriekaištingą raštą. O dabar jisai nebetoks. Žodžiu, nieko gero. Artritu žmonės vadina bet kokį sąnarių skausmą. Jeigu pasiklausi, tai visi serga artritu. Tam, kam bent kartą skaudėjo sąnariai, jis pasakys, kad man tikriausiai buvo artritas. Bet iš tikrųjų artritu yra suprantama sąnario uždegimas. Tai jisai atsitinka, jis būna daug rečiau negu sąnarių skausmas. Reumatoidinis artritas tai yra vienas sunkiausių autoimuninių artritų. Jis iš tikrųjų pasitaiko ne taip dažnai, bet kadangi jo metu taip stipriai žmogus nukenčia dėl savo skausmų, dėl sustingimo, todėl apie jį tiek daug ir kalbos yra. Sergant reumatoidiniu artritu pažeidžiama ne tik sąnariai, bet ir sausgyslės, ir širdis, ir akys, ir plaučiai gali būti pažeidžiami. Dėl pačios ligos arba dėl jos gydymo komplikacijų gali būti pažeidžiami ir inkstai. Žodžiu, tai yra sunki viso organizmo liga, labiausiai pažeidžianti sąnarius. Reumatoidinis artritas pirmiausia pasireiškia, turi savo tipinės vietas. Tai yra smulkieji plaštakų ir pėdų sąnariai, keliai, čiurnos. Praktiškai, kaip minėjau, gali būti pažeista labai daug sąnarių, bet tipiškiausios vietos tai yra smulkieji plaštakų ir pėdų sąnariai bei keliai. Jisai pasireiškia, žinoma, skausmu, rytiniu sustingimu, kuris skirtingai nuo kitų sąnarių ligų tęsiasi labai ilgai. Jisai gali užsitęsti 2 ir daugiau valandų. Pacientai gali būti sustingę, negalėti išjudėti iki pat pietų. Taip pat būtinai turi būti sąnarių sutinimas šios ligos metu. Sąnariai sutinsta, padidėja jų apimtis ir dėl to dar kartais sunkiau lankstyti. Tie sąnariai tampa labai nejudrus, negali atlikti savo funkcijų. Žmonės negali išlaikyti net puodelio, kai yra ligos paūmėjimas, dėl to, kad tie sąnariai taip serga. Gali būti, kaip ir minėjau, bendrieji reiškiniai, tai ir karščiavimas, ir įvairūs kiti reiškiniai, uždegimo reiškiniai, nes tai yra uždegimas, viso organizmo jungiamojo audinio uždegimas. Mes kaip specialistai inicijuojam dabar valstybėje ankstyvojo artrito programą, kuri leistų tuos pacientus
priimti labai anksti, nelaukiant tų ilgų eilių, kurie sudaro lėtiniam sąnarių lygom sergantis pacientai. Leistų tuos žmonės iš karto apžiūrėti reumatologui, kuris galėtų tą lygą labai greitai griebti už nasrų. Yra žinoma, kad reumatoidinis artritas savo pirmaisiais ligos metais, pirmais pasireiškimo metais padaro tiek bėdos, kiek paskui įsisenėjęs jis padaro per 10 metų, 5 metų. Žodžiu, jis turi didžiulį pagreitį ligos pradžioje, todėl anksti pastebėtas, anksti paskirtas gydymas leistų neprarasti funkcijos ir leistų šitiems žmonėms netapti neįgaliais, netapti nedarbingais. Ką ir daro šiuolaikinė medicina, bando tą ligą labai anksti sugriebti ir labai aktyviai gydyti ligos pradžioje.